Sveiki, Renaldai. Sveiki. Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien esame šiek tiek įdomesnėje aplinkoje. Ne prie stalo, ne su mikrofonais, o pas Renaldą Marčiukaitį, netoli Druskininkų, Grūtė ir kitaip žinomam dar Renmar Bites gamybinėje ceche. Ir nieko nelaukia, turbūt einam pažiūrėti, ką jūs veikiat. Jo, prašom. Tuo labiau, kad aš irgi per žiemą pasiilgęs žmonių. Mielai parodysiu, ką šiandien dirbam. Šiuo metu esame Renmar Bites, reiktų sakyti, sandėlyje, pačiam pirmojam iš viso proceso pačioj pirmoji vietoje, taip? Jo, čia yra medžiagų sandėlys, iš kurio prasideda biraus to mišinio gamyba, kurio po to reikės ten ar boilių gamybai, ar pelečių gamybai. Tai žodžiu, esmė, kad čia stovi pagrindinis mūsų malūnas, kur bet kokius ingredientus paverčia mums reikalingą frakciją miltais. Ir iš karto konvejeriu keliauja į maišymo patalpą. Ten yra galimybė dadėti kitus ingredientus, kurie yra matuojami jau mažesniais kiekiais. Ten įvairūs ekstraktai, koncentratai. Žodžiu, čia pagrindinių medžiagų malimas. Šitaip tariant, jūs tam tikrus miltus ruoštės patys? Jo, mes ruošiamės viską nuo nulio. Kai ką reikia, tiesiog kai kas būna, sakykime, žuvies miltai, jie jau yra malti. O yra kažkokie kažkokia produkcija, kuriai vienam, pavyzdžiui, dalykui reikia tokio stambumo miltų, kitam tokio stambumo? Jo, taip. Būna tokių dalykų. Jo, tai tas nuosavas malūnas yra būtinas dalykas, ne? Galvojant apie tikrą darbą ir kūrybą ir ieškojimus, tai turi, kaip ir turi turėti galimybę ruoštis mišinius pats. Supratau. Nes kitaip tada sunkiau. Tiesiog esi apribotas. Tada gaunasi, kad jeigu nori kažką naujo kurti, tai užsakinėti kitų frakcijų, tai čia yra kaip autonomiškumas. Taip. Gal tada parodysiu, kur toliau keliauja tas. Kur eina šitie mišiniai? Jo. Gerai. Šičia esame jau maišymo mišinių ruošimo patalpoje. Čia atlikinėjom tokius kaip ir namų darbus, kai iškyla poreikis tam tikrai pozicijai pagaminti produkto, tai kad nepradėtume vėl viską nuo pat malūno, mes jau susiruošiam tuos bazinius mišinius ir įsirūšiuojam ten. Ten vienokių boilių gamybai mišinys, šiuo metu pasibaigęs, shellfish boiliam bazinis mišinys, turim apie 0,5 tonos, čia HNV bazinis mišinys, dabar irgi dar galim dirbti, turim apie, nežinau, kiek čia 400 kokį kilų. Tai susirūšiuojam viską pagal bazinius mišinius, tada mums iššoka poreikis kažką tai gaminti, tai jau turim kaip. Bet ar iš šito bazinio mikso gaunasi tiek peletės, tiek... Ne, čia viskas atskirom rūšim. Atskirai. Čia būtent ir paminėjau kelis pavadinimus, kad tik tais tas ir gausis. Bet receptas yra tik tam. Pavyzdžiui, Reno Special, viskas tik tas. Tik tas, bet ar gaunasi iš to bazinio mikso ir peletė, ir boilis? Ne. Kažko dar reikia? Visiškai. Visiškai kitaip skaičiuojasi tie dalykai, kitoks ir poreikis, kitokio pobūdžio tai yra pašaras. Ar masalo vadinsim, ar pašaro. Kitaip. Nėra, kad paėmė vieną ir tenais. Čia gal labai naiviai galvojant, tik taip gautųsi, nežinau. Čia profesionaliai tai ne. Čia, turim ir padininkų, tai kas galvoja, kad pradėsiu viens ir gaminti, realybė. Tai jo. Aš gal būčiau irgi nepradėjęs, jeigu būtų toks, kaip aš tais laikais buvęs. Būčiau tiesiog turėjęs kur įsigyti. Bet, taip nebuvo. Čia gaunasi ta situacija, kai pradėjo gaminti boilius tam, kad turėtų ko žvejoti, o ne... Taip. Nebuvo. Jo, čia turim pagrindinę birių produktų maišyklę, turim orą, svarstyklės, turim trupintuvą dar stambiai frakcijai trupint. Žodžiu, iš malūno viskas atkeliauja į čia turim galimybę dadėti tokius ekstraktus, koncentratus, kurie matuojami mažais kiekiais, viskas pavirsta į bendrą sausą mišinį.
Ar tai vadinamas būtų base mixas. Jo, bazinis miksas, base miksas. Taip, ar tai būtų pelečių gamyba, ar tai būtų boilių gamybai. Tai. Kitaip tariant, jau po šito daikto, jau kai mes perkam, tie, kurie sukasi namuose, tam buvo base mixas, tas standartinis, tai jau po šito tokio. Čia va jo pereina į fasuotės ir... Ten jau sudėtos visi prieskoniai. Jo, dar galima pagal rūšis ten įdėti spalvą, jeigu ten reikia. Bet žodžiu, jo. Bet aišku, toliau dar reikės skysto maisto. Nes vis tiek, jeigu jau perbėgtume į boilių gamybą, šiandien gaminam peletės, tai gal labiau pažiūrėsim kaip peletės, boilių nejudinsim, visko nespėsim vienu. Jo, tai šiandien yra Andrius gamina jo, peletes. Andrius nepertraukiamai gamyboje, nes tas ekstrudavimo procesas turi tokią vieną baisą problemėlę, kad jis... Kai pradėjai... Jisai sustojimas 30 sekundžių, tai aliarmas ir sustoja viskas. Ir tada smarkiai viskas užkaista, reikia atsukti 100 varžtų, viską išardyti, žodžiu, kelios valandos darbo įpratusiam. Taip, kad Andriaus trukdyti negalim. Tai tada... Yra tekę ardyti taip, kad, pavyzdžiui, sugalvojat miksą, padedat ir paukštą ir nebėra procesą. Yra. Kiek maždaug užtrunka visas, sakykime, nuo šitos vietos, sugalvojat receptą ir padaryt gatavą, kad išeitų apie peletę šnekant, išeitų jau graži peletė pagal jūs? Maždaug kiek užtrunka tas kartų bandymas? Pasakysiu, turiu atsakymą į šitą klausimą. Vienu žodžiu, kažkiek tai metų atgal, aš iš tikrųjų galvojau, kad tikrai čia yra paprasčiau. Galvojau, kad, ko nors nesuprasiu, gal kažką pažiūrėsiu, gal pas kažką paklausiu. Netgi lankydavausi Kauno Grūduose, jie pirmieji įsigijo Lietuvoje turbūt ekstruderį. Ten nesu matęs, kaip jis dirba, tik kad jis labai pajėgus. Esu kažką iš jų įsigydinėjęs jau, kad, pavyzdžiui, pats nesugebėjau ekstruduoti sojos, įsigydinėdavau iš jų ekstruduotą soją. Jo. Ir žodžiu, kada atėjo laikas man išmokti, galvojau, kad tai yra daug paprasčiau. Ir vieną kartą, tiek prisiardėmiau ir tiek nesigavo, kad kreipiausi į didelę Lenkų vieną įmonę ir sakau, sumokėsiu, jeigu man sustyguosit receptą mano vieną. Gerai, ką jūs norėtumėt gaminti? Ir aš išdėsčiau, ką norėčiau gaminti, kaip norėčiau gaminti. Kokias 2 savaitės negavau atsakymo, o po to gavau atsakymą. Gal vis tik tais ne, nes jums bus per brangu mūsų paslaugos. Paskaičiavo. Ir žodžiu, man nepadėjo. Bet aš esu kvietęsis iš Čekijos specialistus keletą, 3 kartus esu kvietęsis, mokėjęs už atvykimą, už konsultaciją. Žodžiu, tai nėra paprasta, o sakykim taip atmatuot, kiek nuo recepto sukūrimo iki to, ką matėm dabar, tai yra baziniai dalykai, kuriuos tu nesukuri iš esmės visas rūšis. Tu turi kurt pagal tai, ką tu nori matyti galutiniam rezultate. Žodžiu, užsiduodi, sakykim, tam tikrų medžiagų sudėtį, tai tada to mišinio riebumą, to mišinio kitus parametrus. Ar ne? Ir tada pagal tai turi suprojektuoti tą gamybos procesą ir bandyti. Kartais gaunasi gan greitai, lieka tik tais patobulinti per keletą kartų. Žodžiu, esmė dar tokia. Paleidė ekstruderį, būna vien brokas, kol formuoja. Būna, kad ir nedasikasi iki nebroko. Reiškia, tada ir stabdai. Tada vėl brokas. Brokų pradėti, brokų baigė. Viskas išsimeta. Tai laimė ta, kad mano ekstruderis nėra didelių pajėgumų, nes tokioj srityje dirbam, kur didelių pajėgumų ir nereikia, bet už tai turim galimybę eksperimentuoti ir netgi didelės įmonės yra kreipęsi pas mus, ar negalim mes jiem dideliam ekstruderiui sustyguoti formulės, aš žinau. Jo, gamybos procesą. Tai nežinau, gal nebus etiška, jeigu naudosiu pavadinimus, gal tiek to, tada pavadinimų nesakysiu, bet tikrai didelės įmonės. Nes jiems gaunasi tiesiog brangu paleisti ir stabdyti. Man kainuoja, tai jeigu paleisti ir stabdyti, man kainuoja, sakykime, 20 kg medžiagos, 30 kg medžiagos. Kiek kartų taip nesigaus, tai kart 30. Bet dideliam ekstruderiui tai gali kainuoti 3 tonas. Gali kainuoti 100 kg, 100 pavirs į tonas.
Jo. Nu, aišku, yra labai pajėgūs ir geri ekstruderiai, kurie sugeba nesigavus įgražinti atgal į prekondicionavimą, taip vadinamą. Nu, aš esu žiūrinėjęs, bet, nu, Nu, čia kaip ir tiesiog. automobiliai. Yra Tiesiog, jo, nu, tiesiog. Nuo dar- ekonominės yra Nu, nežinau, turi tokį ekstruderį. Supratau. Viena įmonė turi. Lietuvoj tokį. čia. Jo, Supratau. Lietuvoje, bet jie, nu, Didžiuliai. labai dideli. supratau. Tai Ne mums. tada gal einam, pažiūrėsim, kaip atrodo. Tai va, neatsakiau tiksliai, kiek to laiko reikia. Kartais pavyksta greit, bet per kažkiek tai laiko ištobulini. Kai pagauni kabliuką, kada tau jau gaunasi, tai tada lieka daderint, patobulint, keist tarpelį tarp įvorės ir kameros, nuo to gaudyti temperatūrą Išėjimo. ir išėjimo, ir prieš tai esančiose kamerose. Matai, koks vyksta virsmas su tam tikrom medžiagom, nes vienos medžiagos tiesiog abrazyvinės, kitos medžiagos proteininės, trečios medžiagos tos, kurios turi daug krakmolo. Tai vėlgi jų visų mišinys, bet mes dar įsigudrinę, dar ten turim papildomą įmaišymo tokią maišyklę, kur galim į sausą mišinį įterpti maistą, šlapią maistą, mėsą, sliekus, krevetės, ką nori. Aha, Tai tu esam unikalūs, kad galim to, ko negali kiti. Bet po to papasakosiu dar apie vieną dalyką, kurį dabar darom. Tai pradėjom daryti lapkritį praeitą. 23. Jo, o pats tyrimas baigsis turbūt apie spalį, bet gal vėliau. Čia naujas receptas kažkoks turbūt, ne? Nu, čia gali būti toks gan įdomus šitoj pašarų srity, gan įdomus žingsnis, kurio nieks nėra daręs. Supratau. Tai dabar vyksta tyrimas. Lietuvos karpininkai turi ką laukti. Šiaip laukiam rezultatų. Nu, ten... Dabar dėl to, kad yra labai didelė drėgmė ir didelis karštis, mūsų operatorius gali neturėti galimybės taip filmuoti, kaip mus dabar čia filmuoja. Tai mes gal tada nueisim, jūs apipasakosit procesą. Operatorius, kaip įmanoma, gali būti, kad netiesiogiai dabar kaip mes, bet nufilmuos visus procesus. Dabar perinam į gamybą. Jo, į gamybos cechą bazinis mišinys keliauja į tokią papildomą maišyklę, kurios būdu mes galime įterpti įvairius skystus dalykus. Ten skystą maistą, taip vadinama. Galime įterpti kvapus, galime įterpti mėsas, galime įterpti žuvis, faršus, ką nori, galime įterpti į birų produktą, įmaišyti skystą. Šičia būtent, ne? Taip, šitos pagalba. Galim sukelti riebumą to mišinio, ten žodžiu. Nu, ir tada, jeigu taip ūkiškai kalbant, čia sliekai. gali viskas įsiterpti, jo. Prieš tai galima mikseriuoti, juos galima ten įvairiai smulkinti. Jo, bet tada jau mišinys pilnai paruoštas pelečių gamybai, patenka į ekstruderį. Iš ekstruderio tada keliauja, mums reikia būtinai išdžiovinti, nes čia gaunasi apie turbūt link 20% drėgmės. Mums reikia sumažinti drėgmę iki tokios drėgmės, kuri leistų peletei be konservanto gyvuoti. Dėl to turim ir drėgmės analizatorių, turim temperatūros kontrolę ir žodžiu. Čia yra pečius, kaip tariant. Jo, čia džiovinimo konvejeris, čia daugiasluoksnis džiovinimo konvejeris. Tai čia procesas jau sustojęs, bet produkcija dar kokį minučių 40 dar byrės. Tai va, po to, jeigu tai rūšiai reikalinga, tai turi konvejeriuko pagalba keliauti į busterinimo būgną. Čia šito būgno pagalba galim suteikti į purkštą. Galim milteliais apibarstyti, žodžiu, galim suteikti patrauklumą tos peletės, jeigu to reikia, kvapą, riebumą atitinkamą, nes ekstruderis gali dirbti tam tikrais režimais. Jeigu ten, pavyzdžiui, karpinių pašarų ir masalų, sakykime, ribos yra nuo 8 iki 12% riebumo. Tas, kas yra skaičiuojama karpiniai žuviai, tai pavyzdžiui lašišai. Lašišiniai pašarai gali būti 28% riebumo, 30%. Ten kokiam nors eršketui 14% riebumo. Tai va žodžiu, jeigu ekstruderis negali gaminti riebiai, mes turim riebumą suteikti papildomai. Išorį. Bet čia galima tiesiog tą produktą, kurį galima jau fasuoti iš karto, dar
galima Taip, apdirbti, Taip. kaip sakyti, papildais. Jo būgnė, specialiam vat būgnė. Supratau. Tada keliauja viskas į fasavimą. Šičia, suprantu, Jo, čia fasavimo mašina. Mes čia darom, kur prekybai naudojam 1,5 kilogramo fasuotę ir kilograminę fasuotę. Čia tas pats aparatas, jisai Jo, universalus. čia pasikeičia juosta, persiprogramuoja. Kilogramai. Žodžiu, kilogramai, persistato ten žiaunos ir čia tokiu labai nesunkiu principų pasikeičia pakuotė. Tai sakykime, va šičia matomis visiškai galutinį produktą, taip? Jo, tą, ką vat birėjo pelėtukės, tai va, turime jau čia galutinį produktą, kurį sufasavom užvakar. Aha. Jo, lieka uždėti galiojimą ir etiketės ir gali būti pakuojamas. Supratau. Ir maždaug taip, kaip suprantu, šiuo momentu jūs gaminate tik tais peletės. Nu, baiginėja. Mes kaip ir dabar, mums dar ta paroda ne už kalnų, tai labai norim ką suplanavę susiruošti. Ten parodiniai variantai biški, kaip ir visi žino, yra truputį kitoks fasavimas. Tada kitaip turim čia mes susiruošti. Daug kas čia turėjom tokių akcijų, daug ką prekiavo maišais. Tai va ir vakar smarkiai ten keliavau, išvežiau. Nu, žodžiu, bandom kažkaip tai... Ir parodoj bus maišai, tarsi irgi. Ne. Nebus maišų, ne? Nebus. Tai jeigu nori, tada reikia su jums susisiekti. Jo, čia Andrius darydavo tokius užsakymus, ne? Tai asmeniškai. Jo. Galima nusipirkti žvis tokią fasuotę, jeigu daug reikia ir ne... Taip, turim taip išskaičiavę tokią klientui geresnę kainą, sakykim. Nu taip, nereikia kibiro, nereikia. Nu jo. Tai supratau. Tai va. Boiliai tik tai prasidės dar gamyba. Boiliai jo, praktiškai nuo rytoj pradėsim parodai, nes visi laukia, žinoma, kuo tas vietinis gamintojas turi privalumą prieš kitus. Tai dėl to pirmiausia, kad jis visą laiką šviežius juos paduot gali. Ir tiek, kiek reikia, ir taip, kaip reikia. Plus dar ten, kam yra kažkokių norų, ten irgi darėm reklamą, kad darom ir pagal užsakymus. Kam 30-ukų, kam 24-ukų. Kam labai tirpstančių, kam nelabai. Tai pasakius, kovo 2-3 paroda, o boiliai bus, turim realiai čia nuo 12, tai maksimum 3 savaičių. Galiu parodyti tuščius konteinerius. 3 savaičių šviežumo boiliai bus. Jo. Filmavimas vyksta vasario 13 dieną, tai jeigu gamyba vyks po kelių, tai žiūrės 2 savaičių senumo. Taip ir bus. Galiu parodyti tuščius konteinerius. Super švieži. Jie dar tušti. Ir dabar dar net juosta nepakeista. Va dabar viską dirbam su peletėm, bet tai jau yra paskutinė rūšis iš mum planuotų pirmos tos partijos. Ten priversti, mum aišku geriau gaminti kuo didesnės tas partijas, bet žodžiu pagal dienos ir pasiruošimo specifiką, tai mes turim savo tam tikrą tokį kilogramų kiekį ten pustonių, kaip mums patogu yra gaminti. Aišku, tokios peletės kaip Redfish arba einamiausios jau tokios tikrai, tai jau ten jau neturim tiek sandėlių, kad prisigamintume, kad užtektų sezonui. Bet iš tikrųjų tai labai smagu, kad kuo toliau to žmonės labiau supranta, kad jeigu jie nepirktų šitų pelečių, jie skriaustų tik save. Gali nepirkti, skriaus save. Ačiū, kad ir žuvis. Ačiū, kad priėmėt pas jūs į gamybos cechą, ne visi tai daro. Ne, visi taip nuoširdžiai pasakoja. Ką galėjau, pasakiau. Gal kažko ir negalėjau, gal kažko ir neklausėt. Taip, tai ką man dabar čia. Tai visas paslaptis išridenti. Tai ką, tada susitiksim parodoj. Kovo 2-3. Tai žiūrovai, laukiam jūsų irgi, kovo 2-3. Renmar stendas su visiškai šviežia produkcija. Galiu paliūdyti. Boilių tikrai nėra. Jokių. Tai jeigu kam boiliai, visiškai švieži peletės. Irgi čia porą savaičių, tai... Galim kamerą nusukti ir į sandėlį, kad tikrai įsitikinti. Kad tai nebūtų tik žodžiai. Kad parodyt. Ateisi. Čia turim produkciją, ką jau esam paruošę, nes čia panaši technologija kaip ir su peletėm, tai kadangi sakiau, jau keičiam juostą ir darom boiliukus, tai esam paruošę visiškai šviežiai irgi. Brimas, Karpspė cementas, šitie konteineriai pilni. O čia kur boilių konteineriai, jie visiškai dar tušti, visiškai va. Tai juos nuo trečiadienio ir užpildysim. Pratau. Tai dar kartą kviečiam į parodą. Ačiū dar kartą Renui ir
susitiksim su visiškai šviežia produkcija.